Sveiki mano brangieji, tai kągi šiandien atėjo laikas mums apžvelgti rugpjūčio mėnesį. Prieš pradedant noriu pasakyti svarbią informaciją, kad rugpjūčio mėnesį nuo 5 iki 28 dienos mes turime atbulinį Merkurijų, dar kiti vadina retrogradiniu Merkurijumi. Tai ką šiuo laikotarpiu gerai daryti ir ko geriau nedaryti. Visą informaciją galite rasti mano YouTube profilyje, pasirinkę pačią paskutinę grafą Community, man atrodo, jinai vadinasi. Tai ten jūs rasite detaliai aprašytą. Tas įrašas darytas prieš metus laiko greičiausiai, bet tos taisyklės jos pritaikomos kiekvienam laikotarpiu, kada Merkurijus pas mus būna atbulinis, o Merkurijus atbulinis pas mus būna dažniausiai 3 kartus per metus. Tai visada tais laikotarpiais reikia vadovautis tomis taisyklėmis, bet siūlau vadovautis ne nuo 5 iki 28 dienos, bet šiek tiek ilgiau, nes Merkurijaus jau tas blogasis veikimas gali būti pastebimas netgi keletą savaičių iki 5 dienos ir keletą savaičių po 28 dienos. Tai grubiai sakykime, jeigu jūs turite kažkokių tai svarbių sutarčių pasirašyti, taip, naujų projektų, kuriais norite užsiimti, tai tikrai nepradėkite nieko naujo nuo jau, sakykime, taip grubiai nuo Liepos 29 iki rugsėjo 2 dienos. Nieko naujo nedarykite ir daugiau informacijos jau rasite mano įraše. Jeigu kils kažkokių tais klausimų, tai galite rašyti komentaruose arba man privačiai elektroninį paštą. Galbūt padarysiu dar vieną atskirą, sakykime, vaizdo įrašą apie visas tas instrukcijas, ką reiktų daryti, ko nereiktų daryti. Taip, kiekvienas jūs turite specifines situacijas, tai galbūt kažko ir neapžvelgiau. Tai kągi, tai tuoj pradėsime. Kaip visada noriu priminti, kad prognozes reikia žiūrėti ne tik pagal savo saulės poziciją, bet ir pagal mėnulį ir ascendentą. Tada jūs matysite jau tą pilną mėnesio vaizdą. Viskas yra po kiekvieno vaizdo įrašo aprašyme parašyta, kaip apsiskaičiuoti. Vaizdo įrašas trumpas yra, tai jums ten, maksimum 5 minutės susižinoti savo pozicijas. Ir aišku, siūlau žiūrėti tas prognozes bent jau 2 kartus, nes iš pirmo karto ne viskas mums būna aišku, mūsų smegenis nepriema 100% visos informacijos. Praeis savaitę, 2, pažiūrėkite 2 kartą ir jūs dar išgirsite naujų detalių, kurių pirmą kartą mūsų sąmonė neužfiksavo. Skorpionai, pažiūrėkime, kas laukia jūsų rugpjūčio mėnesį. Sistema tokia pati kaip ir Liepos mėnesį, žiūrėsime kiekvieną savaitę atskirai. Taigi, kas laukia Skorpionų rugpjūčio 1 savaitę? Kas laukia Skorpionų 1 savaitę? Kas laukia Skorpionų 2 rugpjūčio savaitę? Kas laukia Skorpionų 3 rugpjūčio savaitę? Kas laukia Skorpionų 4 rugpjūčio savaitę? Raktinis žodis Skorpionų 1 rugpjūčio savaitei. Raktinis žodis 2 savaitei. Raktinis žodis 3 savaitei. Ir raktinis žodis 4 savaitei. Vienas patarimas Skorpionams rugpjūčio mėnesiui. Vienas patarimas Skorpionams rugpjūčio mėnesiui.
bei viena praktika, kurią reiktų užsiimti skorpionams rugpjūčio mėnesių dėl jų dvasinio spindėjimo. Kokią vieną praktiką turi atlikti skorpionai rugpjūčio mėnesį. Na kągi, skorpionai, pažiūrėkime jūsų pirmąją rugpjūčio savaitę. Ir kortos labai norėjo pabrėžti kardų šešetą, nes jisai pas jūs iškrito netgi porą kartų. Kardų šešetas yra korta, kai jūs paliekate kažką tais, pribrendote ir nusprendėte, kad turite palikti. Tai vat, esminis žodis greičiausiai būtų palikti. Palikti ar situaciją, taip, ar gyvenimo etapą, ar žmogų. Nebūtinai tai gali būti artimas ar mylimasis, taip. Duodu dažnai tokį pavyzdį, pavyzdžiui, kažkokia tai grožio meistrė jums nepatinka, jūsų energetikos nesutampa ir jūs pagaliau nusprendžiate, kad ne, turiu aš tą meistrą palikti, taip, nebenoriu aš daugiau pas jį eiti. Gali būti, kad draugę paliksit, taip, jau suprantat, kad toksiški tie santykiai su ta draugė tapo. Arba tiesiog elementariai gali būti, kad turėjot kažkokią tai skaudžią patirtį ir labai sunkiai nepaleidot tos istorijos, nepaleidot ir vis mąstėt, kaip čia taip jie su manim galėjo, ar kaip tas žmogus galėjo su manim taip pasielgti. Ir jūs niekaip nusiraminti negalėjot, vis mąstėt, tai vat pirmąją savaitę greičiausiai ateis toks palengvėjimas, jūs pagaliau sugebėsite tą situaciją paleisti. Arba taipogi tai gali būti kelionių kortos. Tiesiog, vat, kaip mes matome, o galbūt su valtimi plauksite kažkur, tai su laivu galbūt plauksite. Arba tiesiog, nesvarbu su kokia transporto priemonė, bet galite turėti kelionę pirmąją rugpjūčio savaitę. Tai kiekvienam iš jūsų išsipildys šitos kortos skirtingai. Po to pas mus keliauja saikingumo korta. Saikingumo korta, pagal žodį jau suprantat, taip, reikalingas saikas ir balansas visose gyvenimo srityse. Prižiūrėkite maistą, miego kokybę, sportas, aktyvumas. Žiūrėkite atsargiai su alkoholiu, nepadauginkite. Viskas, kas susijęs su saiku, taip. Tai yra toks viena iš lėčiausių kortų reikalaujanti kantrybės. Tai ši korta jums sako, kad palaukite. Jums teks palaukti, apsišarvokite kantrybę ir džiaukitės momentu, gyvenkite šią dieną ir jeigu turite kažkokių tais reikalų, taip, kur laukite atsakymo, tai reikės šiek tiek kantrybės, kad sulauktumėte. Bet kadangi tai taipogi yra ir šaulio korta, tai šauliai pas mus labai mėgsta mokytis per patirtis, per keliones. Tai pagal šią kortą vėlgi gali būti kažkokia tais pažintinė kelionė, kupina naujų įdomių patirčių. Tai jau čia pas jūs netgi 3 kortos gali jum simbolizuoti kelionę. Ir paskutinis dalykas apie šią kortą, tai yra vis dėlto ir dvasiška korta, tokio jau aukštesnio lygio dvasingumo, tai gali irgi būti taip, kad jūs susifokusuosite labiau pirmąją savaitę į dvasinius dalykus ir būtent tas fokusas į dvasinius dalykus galbūt jums kažkaip ir padės paleisti tą situaciją, jūs suprasite, kažką tai suprasite, taip, kažką giliau ir jum pavyks tą situaciją palikti. Ir jum iš karto atkeliauja lazdų tūzas. Lazdų tūzas yra puikiai naujų pradžių korta, taip, tai kažką mes čia paliekame ir iškart pas jūs nauja pozityvi energija atkeliauja. Tarp kitko, čia šitoje kortoje mes matome ranką su gėlėmis, taip, galbūt iš kažko tais gausite gėlių. Bet šiaip šita korta yra puikiai visom pradžiom susijusiom su fiziniais veiksmais. Pavyzdžiui, nuspręsite, kad jum laikas pradėti sportuoti, lankyti galbūt grupinės kažkokias tais treniruotės, galbūt kvėpavimo pratimus, galbūt jogą.
Ir vat būtent pagal šitas dviejas kortas pilnai gali būti, kad jūs turėsite tokias kažkokias dvasinės praktikas, joga, kvėpavimas, nusiraminimas. Gali būti ir, pavyzdžiui, pradėsite lankyti vairavimo kursus, viskas, kas susijęs su fiziniais veiksmais. Va tokie projektai, tokios veiklos. Tai vat puikiai pradžia būtent tokiuose fiziniuose projektuose. Arba, pavyzdžiui, vieną žmogų palikote ir iškart jau pas jūs atkeliauja kažkoksai tai naujas ir tikrai įteikia gėlių, gali būti ir tikrai gėlės. Tai tai ir jūsų raktinis žodis yra mokymasis. Tai būtent tos naujos pradžios jums reikės galbūt mokytis taip toje sferoje, kurią jūs pasirinksite kažką tai daryti, kažką tai sveikti, tai aišku reikės mokytis. Visose naujose pradžiose mums reikia taip sužinoti daugiau negu žinome. Tai gali būti mokymasis per tai, arba gali būti būtent tie tyrinėjimai ir mokymasis per būtent tas kelnes, kaip ir sakiau, būtent tą šaulio kortą, pažintis, tyrinėjimas ir kažką tokio įdomaus pirmąją savaitę jūs galite pažintinėje kelionėje išmokti. Arba, pavyzdžiui, sporto klubas, nes jums reikia saiką prižiūrėti, taip pajautėt, kad jau kūnui reikia kažkokios, tai pavyzdžiui, fizinės veiklos. Antroji savaitė pas mus prasideda su taurių karaliumi. Jeigu jūs esate vyras skorpionas, tai čia būsite jūs. Jeigu jūs esate moteris, tai šalia jūsų bus toksai vyras, vandens ženklo vėžys žuvis skorpionas. Jeigu kiti karaliai gali rodyti, pavyzdžiui, mūsų vadovus, bosus darbe, taip, tai čia vandens karalius, jisai, nelabai bosus rodo, jisai labiau rodo meilės santykius. Galbūt bus vyrukas, kuris, rodys jums tą artimesnį tokį ryšį būtent iš simpatijos meilės perspektyvos, bet ne darbo perspektyvos. Tai gali būti kažkokia tai meilės reikalai malonus. Arba gali būti elementariai jūsų vyras, tėtis, brolis, bet jau toks subrendęs nuo 35 metų, mokantis išklausyti, turintis labai puikiai išlavintą emocinį intelektą, suprantantis, kaip reaguoti į emocijas ir pats puikiai moka kontroliuoti savas emocijas. Ir taipogi tai gali būti visos profesijos, būtent vyrukai, kurie turi dirbti su emocijom. Tai psichologas, psichiatras, ir tie patys tarologai, astrologai, viskas pas mus ten gulasi po tom visom emocijom, taip, darbų su emocijom. Tai toks vyrukas gali pas jūs būti antrąją savaitę. Ir jum iškrenta taurių penketas, krizės korta, liūdesėlio korta, emociškai tiesiog liūdna bus. Gali būti priežastis, gali nebūti priežastis, galbūt viena iš priežasčių ir yra šitas vyrukas, kuris, pavyzdžiui, jums parodys simpatiją, o po to dings kažkuriam tai laikui, taip. Tai gali būti ir tokių dalykų, bet nepamirškime, atbulinis Merkurijus blogas metas naujoms pažintims, nes kai Merkurijus pradės eiti tiesiog rugsėjo mėnesį, nuomonė apie tą žmogų pasikeis. Tai bus tiesiog atvirkštinis variantas. Jeigu dabar jums jisai nepatinka, rugsėjai greičiausiai jūs nustebsite, kad žmogus gali pasirodyti iš pozityvios pusės, bet jeigu jums dabar tas žmogus labai patiks, tai rugsėjai jūs nusivilti galite pamatyti jo blogasias savybes, kurių per atbulinį Merkurijų nematėte. Bet čia gali būti žmogus ir jūsų tėtis, ir, pavyzdžiui, barnis koks nors su tėčiu, barnis su vyru, gali būti ir žmogus iš praeities. Pavyzdžiui, ateis, pasiūlys kavos išgerti, paims telefono numerį, bet ir taip kažkaip dings.
ir jūs laukiate tos žinutės ir nesulaukėte, taip. Arba gali būti du visiškai nesusiję įvykiai. Arba bus pas jūs tokia prasta nuotaika ir jums kaip tik tą savaitę reikia eiti pas jūsų psichologą, psichoterapeutą ir jūs išliesite savo jausmus būtent jam. Tai gali būti ir tokios situacijos. Na, žodžiu, kažkoks toks asmuo bus pas jūs, tada bus toksai liūdesėlis, gali būti, sunku eiti darbą, taip, sunku daryti kasdienės veiklas, jūs galite susifokusuoti, savo mintise labai daug būti, analizuoti. Moteris liūdi dėl 3 išpiltų taurių, nesidžiaugia 2 esamom pilnom. Tai tas pats yra apie mūsų gyvenimą, taip, kartais mes labai skubam gyventi ateitimi ir nesidžiaugiam tuo, ką turime dabar. Tai būtent apie šitą dalyką yra ši korta, kad būkite momente ir džiaukitės tai, ką jūs turite ir nesifokusuokite į tos neigiamus dalykus, nes jūs tiesiog mušate savo vibracijas teigiamas, taip, ir kuo labiau jūs prisigeriat tomis neigiamomis emocijomis, krenta jūsų vibracijos, jūs nebegalite taip lengvai pritraukti sėkmės ir džiaugsmų į savo gyvenimą. Na ir tuomet mums iškrenta monetų dvejetas ir monetų dvejetas atspindi, pavyzdžiui, 2 veiklas, tarp kurių jūs turite laviruoti. Dažnai būna, kad žmonės, didelis užimtumas namuose, didelis užimtumas darbe, arba 2 verslai, būna tokios situacijos, arba gali būti, gan sunkokas su finansais. Tai pavyzdžiui, jau paskutinę savaitę prieš atlyginimo gavimą ir jums jau sunkiai sekasi sudurti galą su galu. Atidžiau planuokite savo išlaidas, tai tuomet viskas bus gerai pagal šią kortą. Na ir taipogi tai gali būti pasirinkimas tarp 2. Kadangi 2, tai pasirinkimas tarp 2 ir nebūtinai pasirinkimas tarp 2 finansinių dalykų, bet pasirinkimas tarp 2 partnerių. Pasirinkimas tarp 2 darbo vietų galimų, kur jūs gali įdarbinti, taip, pasirinkimas tarp 2 investicinių fondų, pasirinkimas, apsvarstymai arba laviravimas tarp 2 sferų. Tai pavyzdžiui, jūsų nuotaika bus prasta, nes nežinosite, kurį vyruką pasirinkti, nes atkeliavo antrasis, kuris irgi visai maloniai jums dėmesį parodė ir jūs galvojat, ir kuris čia būtų man tinkamesnis kandidatas ir kaip aš pakliuvau į šitą situaciją. Arba liūdna nuotaika, nes yra gana sunku, pavyzdžiui, suderinti studijas ir darbą viename. Taip, 2 veiklos, tarp kurių, kaip ir vos nepersiplėšti reikia. Bet jums iškrenta tuomet magas, didysis arkanas, puikus didysis arkanas, pradžios korta, kuris rodo, kad jūs patys vieni turit užtektinai sugebėjimų, šarmo, žinių, kad sukurti, daryti, imtis veiksmų to, ko jūs norite. Ir jūs tai padarykite vieni, nes magas yra vienas. Šitoje situacijoje geriau imtis visų projektų vienam, neimti nieko į partnerius, jeigu turite tokią idėją ar daryti vienam ar su partneriu, tai darykite vienas. Ir būtent jeigu bijote, tai nebijokite, nes magas šitoje kortoje nerodo, bet magas turi visų stichijų simboliką. Jisai turi ir lazdas, ir kardus, ir taures, ir monetas. Reiškia, žmogus viskas viename. Taip, tai jūs būsite antrąją savaitę viskas viename ir kad ir kokio projekto jūs norėtumėt imtis, viskas bus gerai. Ypatingai čia yra Merkurijaus korta. Merkuris atsakingas už kalbėjimą, už rašymą, už komunikaciją. Tai gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, stovėsite ant scenos ir pasakosite, ar tai prezentacija darbe kažkokią, ar tai kažkokį interviu turėsite, kad vienas prieš visus turėsite atsistoti ir parodyti savo gebėjimus. Tai gali būti jums ir tokia situacija, būtent antrąją savaitę. Ir kągi mes čia turime, raktinis žodis yra veidrodinis atspindys, veidrodžio efektas. Tai reiškia, ką jūs spinduliuosite, tą ir gausite atgal. Taip, tai jokių būdų nesėdim, nesimarinuojam negatyviose emocijose. Kuo negatyvesni būsite, tuo daugiau negatyvo
gausite iš kitų žmonių, tai tikrai taip nedarykite. Elkitės kaip magas, pasitikintis savimi, drąsus ir eikite ir nebijokite žengti to žingsnio. Na ir veidrodinis efektas, kaip ir poroje veidrodinis efektas, o čia mes turime 2 žmonės, taip, tai gali būti, jūsų žingsnis bus kito žmogaus atoveiksmis. Tai antrąją savaitę labai atkreipkite dėmesį į savo veiksmus ir jeigu jums, pavyzdžiui, bus liūdesys dėl šito žmogaus kažkokių tais pasakymų ar veiksmų, tai atkreipkite dėmesį, o ką jūs jam transliuojate, kodėl gaunasi, kad tas žmogus taip nemaloniai į jūsų pusę bendrauja ar pradingsta ar dar kažkas, tai taip. Išanalizuokite, kaip jūs su tuo žmogumi bendraujate. Nes dažniausiai mesgi savęs nematome, taip, mes tik matome jau rezultatą savo veiksmų, tą, ką kitas žmogus mums ištransliuoja atgal. Na, o jūsų 3 savaitė jums iškrito kortos, labai norėjau pabrėžti, 2 kartus iškrito taurių šešetas. Apie ką pas mus taurių šešetas? Na, jau matome mes iš paveikslėlio, taip, gali būti kažkas romantinio, labai malonaus, gausite gėlių, prisipažinimą meilėje, taip, čia vyrukas labai rūpinasi moterimi, tai pas jūs irgi gali būti toksai, pavyzdžiui, pasimatymo malonus momentas. Taipogi taurių šešetas yra apie vaikystę, apie nostalgiją, grįžimą į tuos laikus, į jums malonius laikus, taip. Grįžimas į praeitį mintimis, mąstymas, kaip buvo kažkada smagu, džiaugsminga, ramu širdyje. Tai gali pas jūs kažkas įvykti 3 savaitę, ypatingai galbūt sutiksite kažkokius senus pažįstamus, kadangi atbulinis Merkurijus visi iš praeities atkeliauja, taip. Tai gali būti, kad jūs sutiksite žmogų iš praeities ir, pavyzdžiui, jūs dviese prisiminsite senus gerus laikus, kaip jūs buvote poroje, arba kaip jūs mokėtės vienoje klasėje, kokių išdaigų buvo, kokių juokingų situacijų, kokių liūdnų situacijų. Tai gali būti pas jūs toks prisiminimų metas, mąstymas apie praeitį, arba gausite kažką malonaus iš kito žmogaus. Ir tuomet pas jūs atkeliauja monetų 8, monetų 8 jau yra gana dideli pinigai, gera finansinė situacija 3 savaitę ir taipogi tai jau yra eksperto korta. Jeigu jūs turite savo individualią veiklą arba tiesiog esate geras profesionalas darbe, tai gali jūs, pavyzdžiui, pagirti didesniam kiekiui žmonių ir, pavyzdžiui, konkurentai gali ateiti, konkurentų įmonė ir pasiūlyti jums, gal tu norėtum dirbti pas mus, nes mes žinom, kad tu esi geras darbuotojas, tavo puikus rezultatai, mes irgi norėtume tokio darbuotojo. Arba jeigu jūs esate koks nors meistras arba turite savo veiklą, tai gali jau klientai jūs tiesiogiai pasikreipti ir pasakyti, kad man labai patinka jūsų darbas, aš mačiau jūsų rezultatą, arba man jūs parekomendavo mano draugas, kuris irgi iš jūsų pirko kažką tais ir labai buvo patenkintas. Tai jūs galite gauti tokių labai malonų pripažinimą iš darbinės pusės, kad jūs jau esate savo srities ekspertas. Taip, apie jūs gali jau pasklisti kalbos. Tai tokia maloni korta, arba tiesiog puikūs finansai, būtent 3 savaitę. 3 savaitę neturėtumėt jūs jau turėti kažkokio tai nerimo dėl pinigų. Arba, pavyzdžiui, tos kalbos apie jūsų gerus įgūdžius pasklis būtent per tą žmogų, kurį jūs sutiksite, pavyzdžiui, iš savo praeities ir jam kažką papasakosite ir jisai nuspręs jūs kažkam tais dar parekomenduoti. Tai irgi gali būti visokių tokių situacijų. Ir paskutinioji korta 3 savaitei pasaulis, didysis arkanas, pozityvi korta, puiki korta, pasaulis. Taip jau ir žodis sufleruoja, kad tai yra viskas susijęs su užsieniu, kontaktai užsienyje, internetas, socialiniai tinklai. Gali būti, kad jūsų verslas išsiplėtos būtent per socialinius tinklus, arba jūs atsidarysite savo elektroninį puslapį ir per ten pamatys, pavyzdžiui, jūs nusipirksite reklamą kažkokią
socialiniuose tinkluose ir ten jūs pamatys jūsų kolegos ar seni klasiokai ir jums parašys, kad ar tik ne tave aš mačiau ten ir ten. Tai vat, ir taipogi pasaulis yra, jeigu jau taip žiūrint globaliau, yra ciklo uždarimo korta. Kažkoks etapas jūsų gyvenime gali pasibaigti, tam tikras periodas, pavyzdžiui, 9 mėnesius buvote nėščia ir rugpjūčio mėnesį pagimdėte, tai jau pas jūs atkeliauja naujas gyvenimo ciklas, taip, arba jau rugsėjo mėnesį jūs išeisite į pensiją, tai jau rugpjūčio mėnesis paskutinis, kada jūs dar dirbate, na ir to jau jūsų ciklas susidarys. Mergina žengia į priekį, jau beveik žengia, bet dar žiūri atgal, tai reiškia, dar nėra žengto pirmo žingsnio, bet jau esama situacija greitų laikų užsibaigs ir jinai analizuoja tą praeitį, kaip jai sekėsi tam savo gyvenimo etape, kokių pamokų pasiėmė iš to etapo, kokios geros patirtis, kokios blogos patirtis, ką darytų kitaip. Tas žiūrėjimas į praeitį, tas pats, kas ir šitose kortose, yra žiūrėjimas į praeitį. Tai galbūt jūs kartu su kažkokiu žmogumi susirašinėsite internete ir mąstysite abudu apie jūsų tuos praeityje praleistus metus, taip, mėnesius ir abu diskutuosite, kaip jums ten kažkas sekėsi, nes vėlgi moteris žiūri atgal. Arba kažkoks cikliškumas, pavyzdžiui, kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį jūs keliaujate atostogauti į tą pačią vietą. Tai gali rodyti irgi tą patį cikliškumą jūsų gyvenime. Na ir raktinis žodis trečios savaitės, skirtingai nuo pozityvių kortų, raktinis žodis yra baimės. Tai jeigu jūs gausite dėmesį būtent iš žmogaus, toks jausmas, kad jūsų baimės bus su tuo ir susijusios, su tuo dėmesiu, galbūt jūs turite kažkokių aplinkybių, kodėl nėra gerai, kad tas žmogus jums parodė tą dėmesį, ar jūs jaučiatės nemaloniai, kažkas gali būti, arba tiesiog jūs nudegėte praeityje ir bijosite bristi į tuos santykius ir jums gali būti nuostaba, kad tas žmogus turi į jūsų pusę šiltų jausmų. Arba baimė gali būti parodyti save visam pasauliui, taip. Irgi toks gan stiprus žingsnis, jūs bijosite save kaip meistrą parodyti, galbūt abejosite savo meistriškumu, bet jūs turite gauti puikų rezultatą, nes jūs tikrai esate savo srities specialistas pagal šią kortą. Tai nebijokite ir, tiesiog jums reikia trečiąją savaitę nugalėti savo baimės, nes kortos jūsų yra puikios ir visiškai nėra dėl ko jums čia pergyventi. Taip, kad nebijokite ir drąsiai imkite savo idėjų. Na ir ketvirtoji savaitė. Ketvirtoji savaitė prasideda pas jūs su monetų ketvertu. Monetų ketvertas yra finansinio stabilumo korta, santaupų korta, investicijų korta ir tokio stabilumo korta, nebūtinai finansinio stabilumo, bet kažkoksai tai apčiuopiamas pagrindas, kuris jums suteikia saugumo jausmą. Galbūt jūs turite savo būstą, taip, ir jūs jaučiatės, kad pagaliau aš turiu savo, pilnai paskola, pavyzdžiui, išmokėta, ar jokių ten įsipareigojimų būsto nėra ir aš jaučiuosi ramus, saugus savo situacijoje. Arba tiesiog gali būti, kad jūs pamatėt, kad jūsų, pavyzdžiui, investiciniam fonde esantis pinigai, taip jau auga, vertė didėja ir jūs jaučiate šiek tiek ramesni. Arba elementariai jūs nuspręsite ketvirtąją savaitę atėjo laikas taupyti ir atsidėsite tam tikrą dalį savo atlyginimo į šalį. Ir po to jums krenta kardų 10 ir kardų ketvertas. Dėl kardų 10 labai atsargiai saugokite savo sveikatą, taip? Neskubėkite niekur, nepapulkite į tokias situacijas, kaip vairuojant labai skubate, taip, ir viršėjate greitį ir galite kažko tais nepastebėti, ypatingai per atbulinį Merkurijų mes tampam tokie mažiau atidus ir
tokie kerėplos, žinote, jeigu mes anksčiau galėjom ten pomidorą supjaustyti sėkmingai, tai vat būtent per atbulinį Merkurijų kažkas tai įsidurs, kažkas tai įsipjaus, avarijos, netikėtumai, visi kantrybės neturi, visi vėluoja ir atsiranda vat tokios nelaimingos situacijos. Tai labai atsargiai 4 savaitę, kad ir ką bedarytumėt, nes gali būti, kažkokie tai sužeidimai, arba gali būti, pavyzdžiui, nugaros skausmas, migrena, širdies skausmas, surakins nugarą, pečių skausmas, kaklo skausmas, visi šitie dalykai krenta po to kardų 10. Tai atkreipkite dėmesį į savo sveikatą. Ir vėlgi, jeigu jūsų sveikata yra puiki, tai tuomet nelėkite, nebėkite, būkite labai atidus, taip? Nes jeigu jūs būsite neatidus ir kitas žmogus kelyje bus neatidus, tai kas tada būna avarijos? Jeigu jau bent jau jūs turėsite tą pilną sąmoningumą ir neskubėsite, tai galbūt jums, žinot, pavyks išvengti baisių susidūrimų, taip? Tai labai atsargiai. Ir kita jūsų korta, kardų 4, yra poilsio korta. Tai būtent arba jūs turėsite labai daug darbo ir tada jūs nuspręsite imtis poilsio, arba tai bus, kad, pavyzdžiui, susižalojote ir jums reikia, praleisti keletą dienų ligoninėje, arba sulūžo ranka ir keliaujate ten į sanatoriją, ar kažkokią tai gydyklą, taip. Gali būti visokių tokių situacijų, kad kažkas tokio nutinka ir po to jūs turite atsilsėti namuose, jau nebegalite tai bėgti, kaip galėjote bėgti iki tol. Arba, pavyzdžiui, nugarą elementariai surakina ant tiek, kad, tenka gulėti lovoje, nes neįmanoma pajudėti iš skausmo, taip. Tai visokių situacijų gali būti. Kažkam pagal šią kortą gali būti elementariai poilsis prie jūros, taip, iškeliaujate su šeima pailsėti. Bet pagal šią kortą čia bus jau tada, kad kardai gali būti ir ne tik tai fizinis skausmas, gali būti kažkoks tai apsižodžiavimas su artimaisiais, su kolegom, kažkas nemalonaus darbe, o kadangi gal net ir išdavystė kažkokia iš kolegų apkalbos, nes tie peiliai, kardaigi į nugarą sminga už pasalų, žinote, tai gali būti visokių tokių nemalonių situacijų ir tuomet jums prireiks laiko nuošalyje, vienumoje apmastyti visą tą situaciją. Taipogi iš gerosios pusės šita korta gali būti tiesiog kažkokio elementariai ciklo uždarimas. Pagaliau parašėte universitete baigiamąjį darbą, taip, 10. Jau jūs šliaužėt, bet pagaliau parašėt ir viskas gerai, taip, arba pagaliau kontrolinis vienas liko ir jūs jau viskas, jau nebeturėsite daugiau kontrolinių. Kažkoksai tai testas, kurį parašyti turėsite, kažkokie tai žinių patikrinimai, taip, pagaliau parašysite paskutinį knygos skyrių ir viskas, jūsų knyga bus pabaigta. Parašysite dar vieną straipsnį ir galėsite eiti atostogų kaip žurnalistas. Taip, visokiausių tokių situacijų gali būti, kažkokios tai pabaigos. Ir tuomet jums iškrito monetų trejetas. Monetų trejetas yra bendradarbiavimo korta, yra pameistrystės korta. Jeigu iš pameistrystės pusės galbūt jums reikės paskutinę savaitę pakviesti meistrą, taip, pavyzdžiui, kažkas negerai su vamzdžiais pakviesite meistrą, kažkas negerai su elektra pakviesite meistrą, galbūt reikės baldus surinkti, pakviesite meistrą. Tai yra žmonės tokie pameistrystę ateina, padaro, sumokam, išeina. Gali būti tokia situacija. Jeigu ne, tai gali būti, kad jūs darbe arba kažkur tais, ką jūs darote kasdien, turėsite kažkokį tais grupinį darbą, kad ir pavyzdžiui, tas būtent jūsų knygos rašymas, mokslinio darbo rašymas, jūs galite jį atlikinėti grupėje ir tai bus grupinis darbas, taip. Arba gali būti, kad turėsite meilės trikampį, nors tai yra monetos, ne taurės, monetos labiau tokie finansiniai dalykai, bet pavyzdžiui, meilės trikampis darbe irgi gali būti ir
na, pavyzdžiui, kažkas nemalonaus su to meilės trikampiu nutiks 4 savaitę. Čia aišku tiem, kurie yra įsivėlę į meilės trikampius. Jeigu jūs neturit meilės trikampių, tai nieko ten pas jūs ir nebus. Ir dar noriu pabrėžti, kad pas jūs iškrito 2 ketvirtų kortos. Monetų ketvirtas ir kardų ketvirtas. Abi šios kortos rodo tokį vidurio kelio rezultatą. Taip, mes dirbam ir jau turime šiek tiek pajamų ir jau galime mąstyti toliau, kaip investuoti tos pinigus, kad dar labiau užauginti savo verslą. Mes rašėm ir pagaliau mes jau parašėm kažkokį tai projektą ar kažką ir mes turime tokią atsipūtimo valandėlę, taip kaip jau ir sakiau pagal šitą kortą, poilsis kažkoks tai gali nusimatyti, laikas vienumoje, apmąstymam. Tai šitos 2 kortos rodo, kad greičiausiai turėsite tiek finansinį rezultatą, tiek šiek tiek atsipūtimo rezultatą 4 savaitę. Galėsite šiek tiek atsipūsti, bet jeigu kažką užbaigėte, tikrai galėsite atsipūsti, arba gali būti, kad turėsite labai daug darbo pagal šitą kortą irgi. Bet jau atšliaužėte prie finišo linijos, taip? Tai greičiausiai nuo rugsėjo jau šito darbo nebedarysite. Na ir raktinis žodis 4 savaitės yra ašarų našta. Tai tos ašaros gali būti ar per didelis kiekis darbo ir jau jūs tiesiog labai nuvargę ir jums sunku pabaigti, dėl to jūs emociškai turite išlieti kažkaip tas emocijas, bet viskas gerai, jūs pabaigsite tą etapą ir turėsite gerą rezultatą, tai nepasiduokite, taip. Na arba elementariai gali būti tos ašaros dėl skausmo, nes tiesiog gali būti kažkokia tais trauma, pasitempimas arba nuo didelio kiekio darbo jau elementariai kūnas tiesiog parodė ženklus, kad stabdyk, nes jau aš pervargau. Tai gali būti pas jūs tokios situacijos. Visada atkreipkite dėmesį į raktinius žodžius, kuriuos aš sakau, taip, o jau tos situacijos, tai tikrai nebūtinai tokios situacijos pas jūs bus. Aš tiesiog, kad jums būtų aiškiau įsivaizduoti, kas gali būti pagal tas kortas, aš jums papasakoju, taip, pavyzdžių duodu, bet realiai tai jūs visada analizuokite paveikslėlius, nes žmonėm ir pagal paveikslėlius labai dažnai įsipildo, nebūtinai pagal kortos tą reikšmę. Ir atkreipkite dėmesį būtent į tos raktinius žodžius. Ir mąstykite būtent, ką aš tą savaitę dariau, ar ką darysiu, kokie žmonės mane supa, kokia mano savijauta emocinė, kokio aš situacijoje esu finansinė ir tada jūs pamatysite, kas jums rezonuoja. Na, o jūsų patarimas rugpjūčio mėnesiui laikas gijimui, ne karui. Tai gali būti tiek emocinis gijimas, tiek fizinis gijimas. Taip, ypatingai paskutinėje savaitė čia gali būti, kad tikrai gydysitės. Šiaip ir pirmąją savaitę tas palikimas kažkokios situacijos, jisai labiau kaip ir emocinis. Gali būti ir fizinis, bet dažniausiai būna toks emocinis. Pavyzdžiui, žmogų galite užblokuoti socialiniuose tinkluose, nes supratote, viskas, nėra čia prošvaišių ir viskas, reikia nutraukti tą bendravimą. Tai pirmąją savaitę pas jūs greičiausia bus toks emocinis gijimas, o paskutinėje savaitę pas jūs gali būti, kad bus fizinis gijimas. Tai labai saugokite sveikatą, tai būkite susikoncentravę momente, nes visiems žmonėms aplinkui trūks atidumo būtent rugpjūčio mėnesį. Ir praktika, kurią jūs turite užsiimti dėl savo dvasinio švitėjimo rugpjūčio mėnesį, tai yra suvienodinkite savo norus, intencijas su veiksmais. Tai reiškia, to, ko jūs norite, tai ir judėkite tą kryptimi. Ne tik svajokite, bet ir imkitės tam tikrų žingsnis po žingsnio, kaip jūs galite priartėti savo tikslų link. Taip? Kitų būdų, mūsų norai tik ir lieka norais be įdėtų pastangų ir veiksmų. Tai toks pas jūs rugpjūčio mėnuo ir aš noriu labai jums padėkoti už atgalinį ryšį, už komentarus, patiktukus, subscribe mygtuko paspaudimą, dalinimąsi su kitais. Man tai yra labai svarbu, man parodo, kad tai jums yra aktualu, ką aš darau.
ir aš tuomet noriu jums padaryti kuo detalesnės, informatyvesnės prognozes. Ir tų prognozių metu aš jums noriu parodyti, kad mano prognozės yra įspėjamosios, bet viskas yra jūsų rankoje, kaip jūs sureaguosite į tą situaciją. Ar jūs nuspręsite marinuotis tam negatyve kaip agurkėliai, ar jūs nuspręsite išeiti iš tos situacijos ir iš vis padaryti taip, kad jūs beveik net nepajaustumėt jokio negatyvo iš tos situacijos, tik pasimokytumėt naudingo kažko tais taip ir stipresni eitumėt pozityvių naujų pradžių link. Tai mano visada yra toks tikslas parodyti, kad jūs esat savo gyvenimo kalviai, išgirskite mano perspėjimus, bet neprogramuokite jų savo, o iškart mąstykite, kaip aš galiu apeiti tą situaciją. Tai va tada bus mano prognozės jums atneš didžiausią tą efektyvumą, taip? Tai gero jums rugpjūčio, linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.